kūrėm, prasidėjęs 5. etapas. Ainu, pirmą treniruotę pasidarysiu, pabandysiu pavažiuoti. Bus matyti, kas čia gausis. Va, pavažiavimas. Sukibimo tai žiauriai gerai. Galima geras pagrindas, kai ne taip sausa. Jeigu trasa labai neįžius, tai labai fainas važiavimas. Vyksta 1:10 Openo treniruotė. Gerai, 1:10 pasitreniravau, einu dabar aš biškį. Dar pravažiuosiu. Nu, reikia žiūrėti, prie kurių šuolių galim šokti, dabar negalim šokti. Rasti kitą pusę, jau čia visai kitą važiavimą. Pasibaigė treniruotė. Visai gerai prasivažiavau. Einu dabar, reikia batarkę užsidės pasitraukti. Nežinau, įdomu visai. Bus matyti, kaip dienos bėgyje seksis valai ir pačios varžybos. Vat žalė, gerai padangam nuvalyti. Eik, super, man patiko. Biškį ta danga tokia drėgnesnė, tai sukibimas geras. Prasidėjo kvalifikacija 1:10. Oba, labai pamaršalausiu. Dalyvių šiandien nėra labai daug, tai pamaršalausiu. Nežinau, matyti. Jo. Nu, bus skvalas. Pradėsime Open klasį yra žydų dalyviai. Tai visas savo vietos turi būti išgirtas.
Stop. Taip, dabar yra iš tikrųjų labai sudėtinga dabar prognozuoti, kas kokią vietą užims, tai taip, šiek tiek visą dabar buvo ryškiai įvardus, bet lygiai vietų vietų. Kadangi iš tikrųjų mes turim liberaujantį Evaldą Žydaus dėsnių variklius, nenori pasiekti bet Šotas parlėkė į finišą, tai laukiam tik Danieliaus. Danieliau, tu dar važiuoji? Aišku, kaip reikia varžytis. Panašu, kad ne. Ir su laiku, tai stresas kyla, aišku, greičiausiai bus anksčiau pasitraukęs iš kvalifikacijos, tai ačiū dalyviam. Padėsiu modelis sutvarkyti, nes Ruslanas šigėt modelis kažkas taip tiko. Prasidėjo benzino apvalas, bet tai šviesė važiuoja su galiniais varomais, tai nežinau. Dabar jie čia 10 minučių, kiek čia važiuos, ne, 15 gal. O pagrindinės varžybos jų skaitynės vyksta pusę valandos. Benzinisas važiuoja. 3 minutes to start. Start. Order. Car. Yra 9, tai reiškia, kad visos formulų vietos turi būti ir žiūrėkim, kaip vyksta antroji kvalifikacija. Taip, ir jau yra gerokai įvesni. Naudoja elektrą. Taip, manau, kažkas tikrina transparumo atsvarumą. Čia. Nu super, šį kartą geriau buvo antra kvalifikacija. Tai laukia dar trečia kvalifikacija, bus matyti. Trečia kvalifikacija būtų? Tai turi būti. Taigi... AUŽ? Nu, 3 kvalifikacijos. Ir ne 5, o 4 etapas. Tai maišiau etapus. 3. Tai va, einam žiūrėti kaip modelis, batarkių kraus.
ir maršalauti. Nu tai, normaliai. Man išlaikęs pagrindas kažkaip geriau. Taip, tai pirmas finalinis važiavimas šiandien ir šiai klasiai. Tai žiūrovam primenu, kad turėsim viso po 3 finalinius važiavimus 1.10 Open, 1.8 Open ir 1.8 Bug Electric klasėm. O Petruoliai šiandien turės vieną ilgą finalinį važiavimą, kuris truks 30 minučių. Savo persikėtojus. Ok, 7 minutės, tiek finalinis važiavimas yra pakankamai laiko. Kad situacija iš esmės, pradėjo iškirsti. Daug vaidinimus, nežinau, daug vaidinimus pastebimo. Nežinau, vietos. Iš tą pačią biuro, tepasis trumpai. Jeigu skaitysit gėrimais greičiausiai, tas ašaras patirtinės, kurias patiria mantras. Na taip, 5 minutės, tai reiškia, kad 3 minutės jau išvažiavo. Pirmauja Aurimas, antras matas, trečias Kasparas, Gerai, kvalai buvo 2, ne 3, pamelavau. Tai būsiu antras, mano startinė pozicija, einu ant kėblo, užsikliuosiu lipdukus. Na taip, jeigu mano patys neapgauna, Kasparas buvo iš tikrųjų kirtiklių pasivijęs, bet laida prieš trampliną ir vėl vengia kirtiklių atitrūkt. Na taip, Kasparas turi potencialą iš tikrųjų greičiau važiuot. Matom, kad staigiai gali vytis tik klaidos. Na, bet jau iš šono baliukas posūkis yra. Na, posūkis. O taip, matau, kirtiklis yra apsivertęs, ar Kasparui užteks laiko? Ne! Taip, bet jie kovoja apie pirmos antros vietos, važiuoti lieka 20 sekundžių. Kebra, paskutinis ratas bus. Na taip, dabar kirtiklis išvažiuoja į tiesią prie starto finišo liniją ir čia iš karto Kasparas. Kasparai, tau informacija, tu daug esi pabėgęs nuo 3 vietos persikėtojo. Nemanau, kad turi kažką prarast, gali iškys. Svarbu, kad ta klaida leistų bandyti aplenkti kirtiklį. Tas numerį už tą lyderį, už kartą sakau. Gal Kasparas daro klaidą. Ai, na, per daug dabar iš tikrųjų ta klaida finalo. Buvo tikrai visi šansai. Finished 4. Taip, 8 numerį. Už tavęs yra lyderis. Išvažiuok posūkėje tiesiog plačiau. Nėra prasmės blokuoti. Taip, kirtiklis daro klaidą, bet to pačiu ir Kasparas. Ai. Buvo tikrai galimybių Kasparui gali. Finished 3. Finished 5. Oi. Gerai, tuoj prasidės pirmas skaitynis važiavimas. Labai skubėti nereikia. Iš tikrųjų nesitaiko šiaip prizinės vietos. Nori tiesiog išvažiuoti nesugedus. Car 1. Car. Vietos to neužsiklausė keliūnam, o į trasą nori pakviesti maršalus.
Tai yra tuos, kurie važiavo prieš tai. Tai yra 2-10 voltų, mažas dalyviai. Mes ledas. Ir kampus reikia. Aha. Можно. Taip, o dalyviam noriu priminti, kad trasoj stovėt. Kolegos, primenu, trasoj stovėt negalima. Likus tik tai 1 minutė, tada stovėjom į trasą. Paėdžiam ką. Važiuojam, arba traukiamės iš trasos. 2 minutes to Paėdžiam, start. paėdžiam. 5, 4, Nu, greitai nepradėsiu dabar. Lėtai. Gerai, pirmas finalas važiavimas prasidėjo. Kad pulsas Kaip sulėtėtų. matau, kaip prie vartojai. Aha, matau, vienas važiavimas modelį, kuris pasakysiu, yra, ir kas naudoja turinį eigą. Numeris įspėjimas į branduolinės eigos naudojimą. Sekantis kartas yra rekomenduoju įvertinti, ar verta naudoti turinį eigą. 9 minutes to drive. O, išsijungia, kas čia? Na, vartalai turim sustojimą. Dar sunku. O dabar jungia vėl. Užsistorino, kas čia? Guolis. Guolis? Guolis bus motorą. Aha. Dar pirštą nuodėlį. Gerai, varėjai. Nu! Sustorino motoras. Pirmauja Danielius, antras važiuoja. Nesupratau. Įsikilta? Nu. Taip, gerai ėjosi. Kodėl? Žiūrėk, gal koks akmenukas įkrito. Einu iki savo vietelės. God damn it! Gerai, liktai susirinkau tuoj, va biškį gaziuką praspausim, arba važiuos, arba nevažiuos. Bus matyt. Žodžiu, update. Paaiškinsiu situaciją dabar, kaip buvo, nu viskas yra. Atsisuko pats variklio laikiklis, tai va šita detalė atsisuko nuo variklio ir variklis, va kaip stovi taip, jisai pradėjo va taip maskatuotis. Variklis buvo prisuktas su va tokiais varžteliais. Nu, nežinau, čia idiotizmas yra, kad su tokiais varžteliais prisukti variklį. Nu, nesuprantu, kaip taip galima. Čia tiesiog prašais bėdos. Tu į galą čia pili? Pilk kišesnį, 3 štuk. A ne, koks pas tai priekį? 10 sakė, pilk 7 tada. Tai va, žodžiu. Su kolegų pagalba sutvarkiau. Biškai pirštas nuspylo, nes užkaito čionais. Variklis kaip ir sveikas, guolį paklybino mašelę. Nu, pabandėm paklybinti, nekliba, viskas gerai. Nežinau, dar du įskaitiniai važiavimai, tai bandysiu pasirodyti geriau. Einu padėti va, kolegai, tokiam pat bagiai subirėjo galinis diffs. Tai va, iš manęs guolį pasivogė ir bando susidėti atgal viską. Nereikia pasivogė, pasiskolinu. Nu, visam laiko pasiskolino, nu. Nesmė, svarbu padėti. 6 rabulas, 7 matas ir 8 jonas. Tokia yra tvarka. Antras įskaitinis važiavimas, tikiuosi modelis nepaves. Nes pirmas važiavimas patys matėt kaip, ne kažką. Nu, susitvarkiu mašiną, tai bus matyti. Pradėsiu iš 8 pozicijos, tai nemažai teks aplenkti. Nu, teks pasistengti. 5, 4, Ir tai, dalyviai startavo, primenu, kad yra antras finalis važiavimas iš 3. Va, tai dar laukia šis ir dar vienas važiavimas. Tai valstybės turėtų, Evaldas jau yra laimėjęs.
Pirmą finalinį važiavimą ir lygiai 10 minučių. 9 minutes to go. Merginos visuomet nuo sustoti, nusidėti kūro. Jis vienintelis važiuoja varikliu ir 10 minučių važiuoti su pilnu kūro yra neįmanoma. Nu, kaip pasakyti, yra pasaulyje, kad jis važiuoja ilgiau, bet nepatraukiamas tai. Todėl ir mums dabar turi didinti pranašumą ir savo oponentas tam, kad jisai turėtų apsaugot. Tai kolegos šiuo atveju nuostatų, tai yra 30 metrų. Ir Olekas tenka mažiau 10 minučių. Štai, pavadinkime pažiūrėti, kaip atrodo situacija. Я не могу, мне кто-то помешает. Что? Больше гадывать? Я вставай. Окей, kažkas buvo, ar tai nebus įsipratinimai? Где Даниэлю? Kitam rate. Modeliai turi, tiek pakelektrinėje, Ruslanas penktas, tada Šeštas Marijus, šeštas Rapolas, septintas ir Matas, tai yra rikiuotė. Sukijoša. Periferiškai mačiau, žinai, kaip davė. Baisiai. Tas rožinis? Aha. Tai jisai ten šokinėja, kaip nežinau, kas. Aš tai galios netai, kad pašoktų plys. Taip, daug žaidimų, stovint vieną iš modelių. Matas tai turėtų būti. Matas neatlaiko. Technika varžybų tempo. Krasas. Tai dabar laiko man. Okay, turim jau finišo liniją ir jų važiavimą šiandien šitame finalinį važiavimą jau yra baigtas, ruoštis trečiam finaliniam važiavimui. Tai finišavęs Evaldas, Mikalauskas Marijus, Rapolas, visi kolegai laukiam. Jonai, tu finišavai, Anas finišavo. Nu, Laukiam varčiau baisiai daug. Demerevsko Mariaus. Baisiai daug varčiau. Pats kaltas, aišku. Jaudulys, nežinau, nervai gal. Bet jo, bus matyti, čia bus. Dar vienas važiavimas, tai gal dar trečią vietą gal išeitų iškovot. Tai bandysiu. Nepasiduosim. Antras skaitynis važiavimas profų prasidėjo. Jo.
sportininkai jau turi pabaigus vieną ratą, už vieną savaitę, Prasideda trečias įskaitinis 1:10 elektrikų. Ai, 10 minučių pertraukėlę paprašė. Taip, 30 sekundžių, rikiuojamės ir maršame į trasą. Stojam tokia tvarka. Pirmas Evaldas, antras Danielius, trečias Mikalauskas Marius, ketvirtas Jonas, penktas Ruslanas, šeštas Rapolas, septintas Marius ir aštuntas Matas. 10, 5, 4. Nu, blemba tas rožinis. Nutrenkiau. Na ir taip, pabandykim pasižiūrėti iš tikrųjų, ką čia nėra pasižiūrėti. Evaldas jau nepavažiuoja, turėdamas įsitikinęs pirmą vietą.
Aišku, žmogus ieško padangų Baltijos taurei. Trečiais metais kaip tik pavyksta Estijoj. Ir ten jau yra užsiregistravę virš 80 dalyvių iš visos Europos. Tai tiesiog informacija jums. Kviečiu sudalyvauti, tikrai įspūdingas renginys. Yra užsiregistravę ir žvaigždžių, pasaulinio lygio žvaigždžių, tai tikrai bus wow. O grįžtant į Lietuvą, į Sudervę, mes dabar turim paskutinį finalinį važiavimą 1.8 Open klasės dalyviam. Taip, kaip ir minėjau, Evaldas jau turi pirmą vietą, tai reiškia, kad mes turėsim kovą dėl antros ir trečios vietos. Ir tai dalyviai dabar jau veikinėjo po pirmąjį ratą. Ir kol kas pirmauja Jonas, antras Danielis, trečias. Danikai. Kiti dalyviai dar nėra keičia starto finišo linijos. Давай, вершки! 8 minutes to drive. Markovai. Trečias Nikolauskas Marius. Ketvirtas Kratis įveikė trečią ratą Rapolas. Net toliau laukia kolegų pavyzdžių po trečią ratą. Ką aš matau, tai yra mažiausias arčiausiai yra du modelis, yra Danielius Jonas, jos skyrė vos 2 sekundės. Ir taip mes dabar matom Danielis Kriūtį per traplynę ir iš karto Joną paskui. Marius irgi nėra kaip ir toli 3 sekundės nuo. Mano. Tas didelis spalvotas Kratis. Bandau iš tikrųjų dėlioti, štai Danielis turi antrą, tai Marius turi trečią. Tai Danielis arba Marius yra atvažiuoti pirmas ir tada tokiu būdu viens ar kitas susitikrintų antrą vietą. Turėti trauminį. Na, toliau sudėtinga prognozuoti. Jonas turėtų, man rodo, su Marium dabar gal prie tos vietos susitikrintų varžytis. Tai Jonas turėtų būti suinteresuotas būti aukščiau Mariaus kartą. Marius neturėtų praleisti Jono. Taip, bent jau žinojasi pagal taškus. Five minutes to drive. Taip, dabar pasižiūrėti, ką turim. Turim pasitikti mane grįžuoti. Tai Jonas šiame važiavime lyderiauja. Taip, trečias važiuoja Marius. Ir taip, bandau dabar suprasti, kur kas yra. Taip, ančiausiai dabar yra Jonas ir Danielis, išskyrus 4 sekundės. Trečias važiuoja Marius, Marius gal 9 sekundės iki Danieliaus. Rapolas važiuoja ketvirtas ir Rapolas ratas iki Mariaus. Toliau Ruslanas. Ruslanui 20 sekundžių iki Rapolo. Šetas važiuoja Genereckas Marius ir Marius 40 sekundžių iki ilgusis ratas. Toliau Matas. Matai irgi ratas iš tikrųjų iki Mariaus. Tai daug nerodo, kad sprendė nebevažiuoti. Na ir taip, aš matau, tai
Jonas dar didina pranašumą prie Danielio. Tai jau yra 13 sekundžių. Matau, kad Danielis buvo padaręs paskutiniam rate klaidą. Ir tą klaidą tolina vyro pirmos vietos. Taip, vadau pasižiūrėt taškus. Jaunasi pirmą vietą irgi taip turėtų iš tikrųjų. Taip, Danielius daro klaidą, Marius praleisdamas į priekį. Greičiau. Na ir matau, kad tai daro dabar Marius klaidą, ar Danielius naudoja. Taip, naudojasi Mariu, neskubėk, taip tikrai nepadės. Nesinervuok. Tikrai tau tai nepadės, turi važiuoti ramiai. Taip, Danielius, išsikutas. 30 seconds. Dar visas ratas jau išsiaiškins. Turėkite omeny tik tai, kad kuris klaidą padarysit, tas ir prarasit jūsų šansus. Jau geriau lėčiau, bet be klaidų. O dėl klaidų kovos yra Danielius ir Mariaus. Jonas tikrai panaudojasi ir atitrūkta nuo kolegų. Tai dabar tik Jonai be klaidų. Taip, matau, kažkas daro klaidą ir tai buvo Danielius. Apsivertė Marius į lenkę. Klausimas tikrai, ar nėra, nes iš nebus klaidos. Iš Mariaus pusės. Važiuok niekai tokia daug, laikas jau pasibandęs. Modelis finišuoja. Matas laukiasi piratą. Įtampos buvo vėliau. Finišavo. Tai va, trečias įskaitinis buvo visai gerai, visą laiką pirmavau. Net neįsivaizduoju, trečią vietą turėjau paimti iš tikrųjų. Tai bus matyti, aišku, bet čia tik tai man spekulacijos. Einu, supakuosiu modelį, išdėsiu batarkę krauti ir tiek, eisim pamaršalauti. Nu ką, prizo įteikimas jau į ceremoniją iškilmingui. Einam, pažiūrėsim, paplosim, nusimsim kažką. Visą laiką galim gauti pagodos prizą. O dabar kviečiu visus arčiau pakilos. Tai jau kaip tradicija visus apdovanojam, tai arčiau. Buvo šiandien visko, atrodė ir lietaus, bet... O, Danylą darome. Noriu dar kartą jums padėkoti, kad nepabūgot, atvažiavot. Tikrai pagundų šiam savaitgaliui buvo daug, tai pagal laiką matau, kad tikrai dar ir spėsim. Kas iš Kauno, tai aviacijos šventė, kas iš Klaipėdos, tai jūros šventė, nežinau, spėju, kad dar daug švenčių, tai tikrai spėsit grįžti visur sudalyvaut. Ačiū visų pirma, kad sudalyvavo čia, nepamiršot mūsų, tikrai gausiai šiandien turėjom 30 dalyvių, kas tikrai yra daug palyginus su tuo, ką turėjom iš karto po karantino. Tai tikrai matau, kad augam ir tas yra labai džiugu. Oras irgi džiugina, matau, aišku, čia sakysit namusi dabar su tom kepurėm, bet tebūnie, kad karšta. Gerai, daug nešnekėsiu ir pradedam. Tai pirmą noriu iš tikrųjų padėkoti Danieliui ir jo komandai už trasą, ačiū jiems. Taip, smagu, kad priimat, kad tikrai turim kur treniruotis, važiuoti ir taip toliau, tai ačiū. Ir kitas atskiras dėkui, tai yra mūsų rėmėjų Keyboard Shop, kurio dėka tas mūsų prizinis fondas, tikrai atrodo kur kas geriau ir dalyvam leidžia. Pradėsim nuo petrolių, šiandien turėjom juos 2. Ir tikrai tas mūsų antras šiandien liko Vytautai. Neskubėk, priklauso ir čekis. Nežinau, kad ten sugeda, bet gal pavyks. Na ir šios klasės nugalėtojas šiandien Pailionis Antanas. Antanai, detalių, padangų. Na ir taurė šiandien tavo. Ačiū. Sudarės rasa tikrai negazdina petrolius, junkitės, važiuokit, visiems nuo to bus tik smagiau. Antra klasė, tai vėlgi viskas yra surikiuota pagal dalyvių kiekį, tai šiandien turėjom 7 dalyvius. Tai yra 1.8 bagė elektri klasė ir 7 vietos dalyvį. Pūkas Tadas, kviečiu čia. Ačiū. Sveikinu, vaikai.
Šeštas. Kyselis Rokas. Rokai. Po biškį. Ir žvaigždės. Taip, irgi šios klasės debiutantas Ževskauskas Andrius, 5. Sveikinai, labai gražus tavo kėblas. Ačiū. Na ir taip, šiek tiek sėkmės pritrūkęs, su gedimais, su lūžiais. 4. Šukulevičius Augustas. Žinok, Augustai, turiu tau pradėti linkėti, kad nesulūštum, nes vis kažkas žinai. Jau atsibodo, žinok. Pameda. Karma nepa. Na ir taip, 3-tukas. Tai sakiau, pasijuoksiu ir dabar juokiuosi. Na, prisižaidėt, kebra. Staliūnas Danielius, 3. Oi, gerai buvo. Smagu. Na ir iš to žaidimo šiandien nugalėtojas Kasparas Staliūnas. Kasparas 2. Sveikinu. Ir šios klasės nugalėtojas Dominikas Eičinas. Sekanti klasė, tai yra 1-8 Open klasė. O, žinau, kad vienam vaikinukui šiandien sukanka 10 metų. Matai, kviečiu tave čia. Super, stok su visais kartu. Ir taip, važiuojam toliau pagal sąrašą ir Ruslanas, 7 vieta. Čia pagal lipduką jo vietą. Ekstrasensas. Taip, važiuojam toliau. 6. Pukas Rapolas. Rapolai, kviečiu. Rapolai. Prašau, stok. Taip, 5. Šiandien Demereckas Marius. Sveikinu. Super. 4. Mikalauskas Marius. Mariau, kviečiu. O, klausyk, modelis didesnis už patį. Na ir taip, 1 3-tukas. Iš tikrųjų labai nedaug pritrūko. Ir noriu tik palinkėti sėkmės kitose varžybose. Tai 3 šiandien trumpai Jonas. Jonai, kviečiu. Super, sveikinu. Jeigu neklistų, 1 taurė, ne? Jo, 1 taurė. Tai kad Jonai viduriukas ir galas tarp 2 ir 5. Taip. 2 šiandien Danielius. Danieliau, kviečiu. Nieko nežinau. Šios klasės nugalėtojas šiandien irgi po ilgos pertraukas grįžęs yra Evaldas Stankus. Čia normalu, čia kitiem. Tėvui galima. Ačiū. Na, o mūsų rėmėjai nebūtų mūsų rėmėjai, jie įskiria atskirą kuponą Matui gimtadienio progą. Tai Matai dar kartą. Kiekvieną. Žais su kamera. Na ir taip, jau iš tikrųjų kelintos varžybos pati gausiausia klasė. 1-10 Open klasė ir čia turėjom 9 dalyvius. Ir taip, bandau dabar susižiūrėti. Taip, šiandien 9 ir jaunųjų įskaitoje 3 Margelis Ugnius. Ugniau! Sveikinu. Apdovanojimas nuo mūsų rėmėjo ir taurė tavo. Taip, 8 šiandien Martinėnas Marius. Mariau, kviečiu. Taip, 7. Bandau rasti žmogų dabar ten, tai kitos varžybos mergina važiuos, ne? Visi girdėjo, taip, kviečiu. Augustas, šiandien Augustas 7.
Gerai. Šeštas bendroji įskotai, o antras jaunųjų klasiai šiandien Stašauskas Mantas. Mantai, kviečiu. Labas, laikyk, norime. Nu teisingai, vyras žino, ką pirmai. Gerai, važiuojam toliau. Penktas bendroji įskaito ir pirmas tarp jaunių Mikalauskas Marius. Mariau! Rėmėjai ir taurė. Kiek metų? Nori kartelę pakelt? Toliau, ketvirtas, Mažėlis Gediminas. Kviečiu Gediminą. Gediminai, vis aukštyn, super. Taip, na ir pirmas trejetukas. Čia jau... turim šiek tiek kitokių pavardžių vardų. Gerai, trečias, Taliūnas Kasparas. Kasparai. Mano variklis. Gerai, antras šiandien, Kirtiklis Aurimas. Prašau. Na ir pagaliau šios klasės nugalėtas Čibaras Mantas. Super, sveikinu. Ačiū. Labai padėjai tu. Kad nebūtų jokios suvokti. Na, jau tiek daug nuotraukų bus, kad Facebookas lūš. Gerai, varžybos baigęs. Rezumė. Turėjom gedimą, bet gedimą greitai sprendėm. Visą laimę, kad tas gedimas buvo tik tai toks ir nesugadino variklio. Bet tai galėjo sugadinti iš tikrųjų, nes aš kai paliečiau pinioną, tai pirštas nudegė, ant kiek buvo įkaitęs. Bet nieko, sprendėm, sutvarkėm. Antras įskaitinis sekėsi nelabai, ketvirtą vietą užėmiau. Bet jau trečias įskaitinis labai pavyko iš tikrųjų. Aš tenais, man rodos, pirmas, kai pradėjau važiuoti, taip ir pirmas atvažiavau trečią įskaitinį, bet pagal balų skaičių užėmiau trečią vietą. Tai visai neblogai, pirma taurė mano čionais. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, fainiai. Tai va, nežinau, bus penktas etapas, susidėjau daiktus. Einu padėsiu gal dar kolegom, kuriem reikia padėti, susidėti daiktus ir viskas. Ir važiuosim namo montuoti video. Tai va, gerai, iki kito karto, iki. Kibershop.lt specializuota modelių parduotuvė. Ten rasit nusipirkti savo patį pirmą modelį arba nebe pirmą modelį. Tai rekomenduoju.